Šiandien Panevėžio miesto žiniose matysite. Panevėžiečiai kviečiami kreiptis paramos studijoms ir mokslui. Ištvermės, greičio ir darbo komandoje įgūdžių nestokojantieji šeštadienį laukiami Krekenavoje. Kraštotyros muziejuje paskaitų ciklas apie tai, kokie esame, tautos vertybes, principus, tradicijas. Siekiančiuosius aukštojo mokslo miesto savivaldos institucija ragina dalyvauti studijų ir mokslo projektų dalinio finansavimo tarybos paskelbtame konkurse paramai gauti. Skiriami prioritetai yra universitetinių ir neuniversitetinių studijų, bakalauro ir profesinės, magistro ir specialios profesinės programos studentams. Žinoma, reikalingas vidurkis turėtų būti nemažesnis kaip 9 balai. Tie, kurie mokosi, remiama. Toliau miesto aukštosios mokyklos dirbančių 3 pakopos jau, doktorantų, rezistentų ir meno aspirantų studijoms, tie, kurie studijuoja Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintose, akredituotose mokslo institucijose. Toliau kvalifikacijos tobulinimas, stažuotės įvairios galimos. Toliau skiriamas dėmesys Panevėžiui reikalingų mokslinių darbų leidyba. Ir dar vienas toks prioritetas būtų, jie yra 5 prioritetai, moksliniai tyrimai, konferencijos, seminarų organizavimas. Į paramą studijoms ir mokslui, pasak savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojos, gali pretenduoti tik Panevėžio gyventojai. Tai yra deklaravę gyvenamąją vietą mieste arba įrašyti į apskaitą prie savivaldybės ir dirbantys mieste. Tiesa, įvertinama ir pretendento finansinė situacija. Žiūrimas bus šeimos pajamos. Vienam žmogui turi būti nedaugiau kaip 350 litų. Įmama iš paskutinių 3 mėnesių reikalinga. O platesnį informaciją galima pasižiūrėti Panevėžys, www.panevežys.lt. Paraiškos studijų ir mokslo projektams iš dalies finansuoti priimamos iki lapkričio 25 dienos. Savivaldybės priimamojo 6 darbo vietoje. Aktyvaus laisvalaikio mėgėjai, sportuojantis, norintys išbandyti savo jėgas, šeštadienį, lapkričio 5-ąją, privalo būti Krekenavos regioniniame parke. Čia vyks multisporto varžybos Atrask Krekenavą 2011. Dviračių trasos profesionalams turėtų būti kažkur apie 35 km, bet tai nėra tiesioji, kad tu sėdai ant dviračio ir važiuoji. Toj trasoje reikės atrasti apie 15, gal netgi daugiau punktų. Tai yra orientacinis sportas su dviračiu. Bėgtute taip pat bus kažkur apie 5-4 km bėgte, kur irgi surasti reikės punktus, atsižymėti ir startuoti. Su baidare prieš srovę tai būtų kažkur apie 1,5 km. Ir taip pat grįžti, surasti apie kažkur, taip, nenoriu išduoti kiek punktų, bet bus punktų, tai taip pat reikės iššokti iš baidarės, atsižymėti, vėlgi atgal į baidarę ir aš tikiuosi, tikrai sausi žmonės negrįš. Varžybos reikalaujančios ištvermės, greičio, orientavimosi ir darbo komandoje įgūdžių Krekenavoje rengiamos 2 metus iš eilės. Pernai, juokauja idėjos autorius, matyt, Krekenavą pavyko atrasti ne iki galo. Ieškojimų pakaks ir šiems metams. Negana to, džiaugiamasi, jog sumanimui pritarančių pavyko rasti išsyk. Dalyvavau Vilnius Challenge pernai ir man patiko, nuėjau į mokinių kūrimo centrą, sakau, darom rajone. Jie sako, darom. Tai vat ir kažkaip užsikabinomės tą idėją. Šiemet taip pat dalyvau, net iš Italijos grįžau specialiai į tą renginį, Vilnius Challenge, sudalyvau ir vėl išvažiavau. Tai vat, kad rajoninę padaryti, tai būtų tikrai nuodėmė, be to, kad yra tikrai ir žinom, ir skambinosi, ir vaikai su tėvais jau 2 mėnesiai treniruojasi ir laukia to renginio. Tai yra super. Geriausias pagyrimas multisporto varžybų rengėjų teigimu. Pernai profesionalų ištartas nuostabos kupinas buvo ką veikti. Todėl šiemet į Krekenavą jau pareiškė pageidavimą atvykti 3 profesionalų ir net 8 mėgėjų komandos.
Panevėžio kraštotyros muziejus, Panevėžio kolegija ir Aukštaitijos savišvietos akademija rengia projektą paskaitų ciklą Lietuvos veidas – tautos vertybės, principai ir tradicijos. Šiais metais projekte 4 paskaitos. Viena paskaita apie emigracijos patirtis, jau buvo, ją skaitė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Irena Bakliai. Kita antroji paskaita įvyks lapkričio 12 dieną, 12 valandą. Susitiksime su Kazimiero Paltaroko mokyklos mokytojų ekspertu Juozu Brazausku ir jo paskaitos tema taip pat ir knygos pristatymas tuo pačiu pavadinimu 100 klausimų ir atsakymų apie Lietuvos istoriją. Lapkričio 19-ąją numatytas susitikimas su Kęstučiu Girniumi, filosofijos daktaru, istoriku, politikos apžvalgininku. Paskaitos tema – tautinė ištikimybė. Tikimasi, kad paskaitos paskatins klausytojus gilintis į laikmečio aktualijas, jas atskleidžiant istorijos ir tradicijų tęstinumo kontekste, įtrauks į diskusijas. Manome, kad tos temos apie tapatybės supratimą, apie pareigą savo tėvynei, savo gimtajam kraštui, tai yra labai svarbu ne tik vyresniesiems žmonėms, bet ypatingai jaunimui. Galvodami apie tokią didelę emigraciją, mes tiesiog norime atkreipti visų dėmesį ir skatinti tiesiog, kad visi suprastų tai, kas yra mūsų tėvynė. Visos paskaitos vyks Panevėžio kraštotyros muziejuje, o jo parengtą projektą paskaitų ciklą remia Panevėžio miesto savivaldybės kultūros ir meno projektai. Jau 10-metį Lietuvos vairuotojai naudoja revoliuciją kapitalinio remonto srityje sukėlusią RVS technologiją. RVS tai ne tepalo priedas, o medžiaga metalo keramikos pagrindų susidėvėjusiems metalo paviršiams atstatyti. Eilinį kartą noriu pristatyti unikalią produkciją Suomių gamybos RVS Master. Ji yra nesukurta, nesugalvota, bet yra surasta. Tai yra mineralas, tai gamtos reiškinukas. Tas akmuo vadinasi serpantinitas šungitas nefritas ir jis yra sumaltas iki 0,8 mikrono dulkė. Ta dulkė pakliuvus tarp metalinių paviršių, nuo trinties pakyla temperatūra iki mikrotaškuose iki 1400 laipsnių, lydosi nauji metalo keramikos sluoksniai ant metalinių paviršių. Į kitus paviršius, plasmasės ir dar kitokius metalus nereaguoja. Ir dėka gamtos to reiškinuko dengiasi metalo keramikos sluoksnis nuo trinties, tai reiškia, kuo daugiau sudėvėta detalė, toj vietoj storiausias sluoksnis dengiasi. Kur nėra trinties, ten sluoksnis labai minimalus arba visai jo nėra. Pažangioji RVS Master technologija naudojama ne tik lengvųjų automobilių, bet ir sunkvežimių, autobusų, traktorių, kombainų, žoliapjovių, pavarų dėžių susidėvėjusių paviršių parametrų atstatymui, o ją naudojantys asmenys tik patvirtina RVS technologijos naudą. Šitą technologiją tikrai jau naudojosi daugiau ne 5 metus. Vienu metu turėjau 3 kamazus ekskavatorių ir į visus juos pyliau. Kamazus ir dabar stoviu prie gatvės. Turiu pakrovėją Volverį nupirkęs, į tą irgi pyliau. Kadangi padeda, tai 100% padeda. Kadangi vienas dalykas atstato variklio detalių susidėvėjimą, pačių siurblių susidėvėjimą atstatinėja ir padeda ne tik krovininiam, bet ir lengvom. Lengva mašina va dabar, kaip mikro, tas mini 1. Nupirkau ir dabar užpyliau ir į variklį, ir į benziną tą priedą pilu, ne priedą, RVS pilu. Ir jis atstatinėja viską. Ir jaučiasi tiesiog važiuojant, iš karto jauti, kas keičiasi mašinos. Kas supranta mašinos važiuokliai pačioj važiavime, kai mašina traukia ir kai netraukia, taip liaudiškai sakant. Sužinoti daugiau apie RVS Master ir jį įsigyti galite užsukę į Gabrielės Petkevičaitės bitės gatvę 35 Panevėžyje.